Daugiau informacijos apie sveikatą galite sužinoti ir skaitydami žurnalą Sveikas žmogus, kurio prenumerata 2013 metams jau prasidėjo. Kaip užsisakyti šį žurnalą jūs galite sužinoti užsukę į mūsų svetainę adresu www.sveikasžmogus.lt, perskaitę naujausiame žurnalo numeryje ar paskambinę telefonu 85 240 2222. Kaip ir praeitais metais, taip ir šiais rengiame prenumeratos loteriją. Pagrindinis prenumeratos loterijos prizas – 3 naktų nakvynė Druskininkų vandens parke Aqua. Sveikatinimo ir gydymo procedūros Druskininkų gydykloje, procedūros spa centre Aqua Rojus, individuali pirčių programa ir vanojimasis Druskininkų vandens parke. Na, o kiekvieną mėnesį bus išdalinti specialūs prizai. Rugsėjo mėnesį net 3 dulkių siurbliai, Arnika Bora 4000. Su vandens ir HEPA filtrais, ypatingai lengva priežiūra ir ideali galia. Lengvai pašalinamos dulkės, alergenai, nešvarumai. Štai kokie prenumeratos pasiūlymai. Na, o dabar trumpai apie tai, apie ką rašoma naujausiame žurnalo Sveikas žmogus numeryje. Rugsėjo numeryje nauja rubrika Kas liko už kadro. Čia spausdinsime išsamius pokalbius su televizijos laidoje kalbintais žmonėmis. Pirmasis tokių – Gabija Vitkevičiūtė Veidu į saulę. Pokalbis apie svarbiausius dalykus gyvenime, kurie padeda išlikti, pasiekti ar tiesiog gerai jaustis. Eutanazija – troškimas numirti ar nenoras gyventi tokiomis sąlygomis. Paslaptingas, bet nedraustas dopingas ne tik sportininkams. Kas padeda kilti į sporto aukštumas ir ne tik. AIDS – Dievo bausmė homoseksualams, biologinis ginklas ar tiesiog liga. Ką daryti, kad norimas svoris išliktų ilgam? Ar medžiagų apykaitą galima paspartinti ir kokie metodai veikia ilgiausiai? Įdomioji psichologija. Manipuliacijos kiekviename žingsnyje. Kaip nepasiduoti. Uogos, kurių peršalimo sezonui prireiks kiekvienam. Kuo naudingi rudens sunokinti vaisiai. Ką kiekvienam reikia žinoti apie lietuviškas daržoves? Netradicinė medicina. Muzika. Ne tik ausiai, bet ir sveikatai. Vaistažolių rinkimo paslaptys. Patyrusi žolininkė griauna mitus. Kaip rinkti, džiovinti ir saugoti vaistažolės ir vaisius žiemai. Gydymas grybais. Senoji liaudies medicinos išmintis. Patirtis ir specialisto komentarai. Na ir skaitiniai laisvalaikiui. Atmintis ir jos siurprizai. Nereikalingos žmogaus kūno dalys. Ar verta tobulinti kūrėjo darbą? Ir aišku, kaip visuomet, skruzdėlytės, saldytės patarimai, kryžiažodžiai ir kalendorius.